Nuo senų laikų vadintas tiesiog Visagino raliu, tradicinis pirmas Lietuvos ralio čempionato etapas šiemet pakeitė pavadinimą į Winter Rally 2007. Vasario 10 šeštadienio rytas, kol atvykome į Visaginą, kur tradiciškai turėjo startuoti jau 14 žiemos ralis iš eilės, temperatūra nuo Vilniaus iki Energetikų miestelio nukrito bene 7 laipsniais. Tad jei sinoptikai per radiją mums visą kelią plyšavo, jog 13 bus maksimumas, tai Visagine automobilio termometras rodė -20. Tai Visaginas, visi tam pasiruošę. Ankstyvas rytas, renkasi dalyviai. Šiemetinis automobilių parkas efektingas. Naujausios kartos ralio bolidai, tarp kurių mažumą sudarė automobiliai varomi viena ašimi. Beveik po lygiai pasiskirstė įvairių modifikacijų visų ratų pavarą turintys Mitsubishi bei Subaru modeliai. Tokios naujos technikos gausa, kurią sunku pamatuoti ar įvertinti pinigais, žadėjo didelę intrigą. Juk visi į šį ralį atvykę dalyviai naktimis nemiegojo, investavo didelės lėšas, siekdami būti greitesniais nei varžovai, kurie be abejo darė tą patį. Taigi, šeštadienio rytą prie starto linijos išsirikiavo 57 ekipažai, tarpe kurių net 43 turėjo visų ratų pavarą. Čia bene visi pajėgiausi ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių Latvijos ir Estijos automobilių ralio meistrai. Nuotaikos geros, iš tiesų visi viešbutai ko gero sušalę, nes panašus oras ir gyventojam ir laukia, bet man atrodo, kad visi puikiai adaptavosi į klimatą ir visi pasiruošė lenktynėm. Svarbiausia, kad būtų olimpinė ramybė, kad būtų ramus ir susikauptų tik tai greituminiuose ruožuose. Kad visa energija būtų nukreipta į gerą, saugų, greitą važiavimą, ne į kažkokio tai reikalų sprendimą. Laikas eina. Ralio atidarymas. Lietuvos valstybės himnas, pakelta vėliava, simbolizuojanti 2007 ralio čempionato startą. Pirmas prie ralio vartų praėjusio sezono lyderių Roko Lipeikio ir Renato Vaitkevičiaus ekipažas. Nors pasiruošimas raliui ir buvo nepriekaištingas, tačiau mažų nesusipratimų būna. Į pirmąjį greičio ruožą išvažiavusiam čempionų ekipažui prieš nosį uždaryti vartai. Šturmanui pačiam teko išlipti, atsilaisvinti pravažiavimą savo ir kitiems. Iš paskos netrukus pajudėsintiems kolegoms. Tačiau tai tik mažas nesusipratimas, kuris, manau, nieko neįžeidė. Juk svarbiausia yra ten, greičio ruožuose, kuriuose jau laukia daugiatūkstantinės minios žiūrovų. Winter Rally 2007 dalyviams prieš akis 11 įskaitinių greičio ruožų, kurių bendras ilgis 95,3 km, o iš viso lenktynininkai varžybų dieną nuvažiavo beveik 213 km. Pirmame 9 km greičio ruože ryškias ambicijas į aukštą rezultatą parodė Saulius Girdauskas ir Paulius Urbanas su Ford Focus. Jie čia buvo greičiausi. Tiesa, pradžioje apėmė nedidelis nerimas. Nejau, vos tik trasose pasirodo Estai ir Latviai, lietuviams nebus progos išlysti. Antri pirmame ruože Rainer Aus ir Kristo Krak su Subaru Impreza variks STI Spec C. Beje, Saulius Girdauskas jiem įvežė 15 sekundžių. Trečias Latvijos ekipažas Janis Vorobjovs ir Guntis Ervaldis su Mitsubishi Evo 8. Žinoma, mūsiškiai nesidžiaugė varžovų sėkme ir vėliau gerokai padidino tempą kovodami dėl šimtųjų sekundės dalių. Pirmąjį ruožą kartojant GR2 atsigavo ir lietuvių ekipažai. Pirmi Rokas Lipeikis Renatas Vaitkevičius Mitsubishi Evo 8. 200-osiomis atsiliko Deividas Jocius ir Kastytis Torau Mitsubishi Evo 9. Treti Arūnas Trumskis ir Napolis Vitonis Subaru Impreza variks STI Spec C. Net didžiausi ralio specialistai nedrįso komentuoti tolimesnės ralio baigties, mat prieš akis dar nemažai greičio ruožų. Po šio ruožo finišo buvo keista matyti, jog nemažai kitų ralyje laikytų favoritų užėmė jiems nelabai įprastas vietas 10-ko gale arba net už jo.
Prasčiausias laikas priklausė ralio organizatoriui ir lenktynininkui Benediktui Vanagui ir Ramūnui Šaučikovui Subaru Impreza VRX STI Spec C. Jie finišą išvydo tik po 22 minučių nuo starto. Pramušti 2 ratai griovyje. Iš tikrųjų, mano ambicijos šiandieną buvo tik tai kaip organizatorius, kaip lenktynininko. Aš galvojau normaliai iš tikrųjų pravažiuoti ir padaryti, sakysime, gerą testą, nes galva nedirbo taip, kaip jinai turėtų dirbti, prasme, jinai nebuvo visiškai tuščia. Tai ir pirmieji greičio ruožai taip ir parodė, nes iš tikrųjų pasipylė klaidas. Pasipylė tokios vaikiškos klaidos, kurių, manau, kad jau, sakysime, esam išsigydę tos dalykus ir jų nebeturim. Tai va, tai paskutinė klaida buvo tokia, kad numontavom du ratus, turėjom tik vieną atsarginį ir baigėsi mūsų ralis. Man atrodo, kad jisai turėjo būti pakankamai geras. Mes turėjom tikrai labai daug žiūrovų. Nežinau, ar ralį Lietuvoje iki tol tiek jų buvo turėję. Ir tikiuosi, kad iš tikrųjų visiems žiūrovams jisai patiko. Dukart sukant Alto 3-4 ruožus, Sauliui Girdauskui į nugarą ėmė kvėpuoti Deivido Jociaus ekipažas. Neatsiliko ir Vytauto Švedo Mitsubišis. Antro važiavimo metu lyderis ne juokais įsismarkavo. Artimiausias persekiotojas Deividas Jocius Mitsubishi Evo 9 atsiliko 5 sekundėmis. Aplenkęs Vytauto Švedo bolidą į 3 vietą 4 ruože išsiveržė Rainer Aus Subaru Impreza VRX STI Spec C. Beje, nuo Ford Focus piloto Sauliaus Girdausko jie atsiliko 6 sekundėmis. Praėjusių metų čempionų ekipažui sekėsi prasčiau. Dėl kažkokių priežasčių jie čia užėmė tik 10 ir 12 vietas ruožuose ir po 4 bandymų buvo 5 absoliučios įskaitos vietoje.